Airijos sostinė, didžiausias prekybos centras. Priešais jį įėjimas į Švento Stepono žaliąjį parką, į kurį patekti galima pro šią Fuziljerio vardu pavadintą arką, kuri pastatyta 1907 metais žuvusiems kariams antrajame būrų kare 1899–1900 metai. Jo vėlyvas ruduo, tačiau parke lankytojų netrūksta, norinčių pasigrožėti auksu pasidabinusios gamtos. Kilmesano miestelis, mitografystėje, airių kalboje reiškiantis Mesano bažnyčią, nuo Dublino nutolęs apie 40 km. Miestelyje yra kelios parduotuvės, paštas ir kaipgi be barų, kur vakarai susirenka žmonės pabendrauti, pasilinksminti, atsigerti tikro airiško alaus. Čia nepamiršti ir dvasiški dalykai. Kiek atokiau nuo miestelio centro katalikiška bažnyčia. Kaip žinoma, airių tikyba tokia pat kaip ir Lietuvoje, jie taipogi katalikai. Kitoje gatvės pusėje dailus tvarkingas miestelio kunigo namas, šalia bažnyčios pradinė mokykla. Rudenėjantis, auksu žėrintis parkas. Čia vyksta įvairios miestelio šventės, tame tarpe aplinka pritaikyta vestuvių ceremonijoms. Parko medžių pavėsyje stovi kuklų svečių namai su pokylių sale, barais. Paskutiniaisiais metais, kylant gyvenamo būsto kainoms, vis daugiau žmonių renkasi būstus tokiau nuo didelių miestų, kur gyvenimo sąlygos sveikesnės ir būsto kainos mažesnės. Tuo tarpu ir gyvenamų namų statybos čia stipriai išaugo. Su šiuo miesteliu savo gyvenimo dalį susiejo ir mūsų vaikai, anūkai. Trimo pilis, tai viduramžių laikais pastatyta pilis. Ji buvo statoma net 30 metų. Pro ją teka srauni Boinė upė. Kitoje upės pusėje yra išlikusios kažkada piliai priklausiusios detalės. XII amžiaus cistersų vienuolynas, įkurtas 1147 metais. Vaizdingoje vietoje, vaizdu į Boinės upę. 1536 metais vienuolynas buvo uždarytas ir buvo atiduotas Anglijos valstybės tarnautojui, pasamdytam Dublino vyriausybės, kuris pastatė didžiulį dvarą aplink dvi senojo vienuolyno dvaro puses
kurioje buvo ir 2 bokštai. Jo pakitusi išvaizda panaši į pilį, ji buvo panaudota filmuojant filmą Drąsioji širdis. Mitografistė Kilio pilis. Istoriniuose šaltiniuose teigiama, kad pradinė pilies konstrukcija buvo medinė, pastatyta dėl aci magnatų ir laikoma nuo 1172 metų Susackų šeimos. Mūrinę pilį apie 1181 pastatė Geoffrey de Susack. Pilyje gyveno daugiau nei 250 žmonių. Šioje pilyje nuo 1172 iki 1441 metų gyveno Lady Joan de Susack su savo vyru seru Christopheru Plunketu, kurie prie pilies pastatė bažnyčią. Bažnytėlė skirta švenčiausiajai mergelei Marijai, pastatyta apie 1425 metus. Yra gotikinio stiliaus, šalia yra kapinės. Ji yra saugoma kaip nacionalinis paminklas. – 2006 metais gruodžio 14 dieną po daugelių metų trukusio konkurso Kilio pilis buvo pasirinkta 2011 metų Sulheimo taurės rengimo vieta. Čia buvo įrengtas 18 duobučių golfo aikštynas. Senų airių tradicijų nepamiršta ir mūsų vaikai, anūkai. Pilies parkelyje progai pasitaikius šią vėsoką popietę apšilti. Keletą kilometrų nuo Kilmeseno miestelio iškilęs Šventasis Taros kalnas su savo labai sena bažnytėle kapinaitėmis. Šiek tiek atokiau nuo bažnytėlės stūkso keletą kalvų, ant kurių, pasak legendos, buvo karūnuojami šio krašto valdovai. Ši kalva yra laikoma pagrindinė, ant kurios stovi į stulpą panašus akmuo, prie kurio prisilietus karūnuojamam valdovui akmuo skleisdavo keistus garsus. Tai reikšdavo, kad karalius yra teisėtas. Atokiau nuo karalių kalvos stūkso dar vienas įkaitų piliakalnių vadinamas kalnas, kuriame, pasak tos pačios legendos, buvo laidojami šio krašto kilmingi žmonės. Tai tokia būtų šios šventa laikomos vietos trumpa istorija. Sekančią dieną keliausime į šiaurinę Airijos pusę, kur laukia nauji įspūdžiai. Heloviną švenčia visame pasaulyje.
tačiau ne visi žino, kad tai yra senovės airių naujieji metai. Šią šventę išpopuliarino Smaragdinės salos emigrantai. Persikėlę į Jungtines Amerikos valstijas, senovės keltai tikėjo, jeigu Helovinui tinkamai nepasiruoši, žemę apgaubs amžina tamsa ir tada mirusiųjų pasaulis pasiims visą, kas gyva. Spalio 31 dieną vaikai ir netgi suaugę, pasikeisdami įprastinį apdarą, persikūnija į vampyrus, raganas ir kitas piktasias dvasias. Mažieji persirengėliai vaikšto po namus ir reikalauja vaišių, degina laužus, o į dangų paleisti fejerverkai dar labiau kaitina atmosferą. Šiandieną aplankėme su šia švente susietą Helovino muziejų, kur maloniai pasitiko muziejaus administratorius iš Lietuvos ir pakvietė aplankyti šią raganų ir vaiduoklių buveinę. Ieškau dviejų vaikų, berniuko ir mergaitės. Girdėjau, juos vadina Miglė ir Aaronas. So, it kept me thriving as long as I down here with the rats. I'm happy to share with you if you have the stomach for it. Gal kas matė čia praeinančią moterį raudonu paltu? Koks sunkus tas mūsų vaiduoklių gyvenimas. Šios dienos įspūdžiai ėjo į pabaigą. Liko kelionė namo. Švininiai debesys plaukiantys kalnų viršūnėmis nieko gero nežadėjo. Kelias iki namų buvo dar tolimas. Tad nusprendėme truputį stabtelti ir pasigraužėti į sutemas baigiančią nuskęsti jūrą. Dar keletas kilometrų ir viskas aplink pasidengė juodų šydu. Pro akis bėgo miestelis po miestelio, kelias vinguriavo aplenkdamas mažesnius ar didesnius tamsoje pasislėpusius kalnus. Po geros valandos kelionės pasiekėme namus.
Prie namų durų pasitiko tie patys vaiduokliai, kuriuos prieš valandą palikome. Na nieko nepadarysi, tradicijos. O už šių durų laukė šiltas Helovino šventės vakaras. Galima ir laikyti su rankom. Galima. Why is it? No, I should stop. A może gali pasimėgauti? Instead of... Turiu visą galvą. Čia supurna vakuumą reikia padaryti. No sprinkle. Mama, so if you get it, you take one. You put one here. Again, you get it, but put the apple back in, okay? Go, let's pass start. 3, 2, 1. I hate the shit. Pasiūkai, tu nors vienas prav. Mom, I ate it. Stop. Bring the apple to the edge. Bring apple to the edge and then bite. Aaron's vakuumą, vo. What? You did it. Do You it can again. steal it Do from it other again. people when you Do get it it. again, Alan. Do it again. Bring to the edge and then bite it. Trauk į savį. Bring to Negas. the edge, Alan. Okay, bring to the edge. Kad 5-7 kartus. Stop. Alan, žiūrėk, kaip sesė Na, daro. na. Sesė paskės. Nebeskubai. O šanuolis. Well done. Take You it can quicker. steal from O, taip. only one. But when I Gerai, davai, daryk. Okay. Timer. Wait, let's do it again. Again, that was fun. Do it again. Wait, count and then we'll do second round. Count and then we'll do second. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nevalgyk dabar, Alanai, nevalgyk. 5. Nevalgyk, taigi reikės traukti vėl obuolį. Your mouth is gonna be dead. Okay, put them back and we'll do it again. It feels like you're in a swimming pool. Actually, because. Gera ta muzika. Why does it sound like a happy song? And each. Whenever you're ready. 3, 2, 1, go. Oh my god. Į kitą pusę. Man gerai. Pavoks tau. Anukai, daryk geriau pat. Don't waste your time. O, šaunuolis. Quicker. O, šaunuolis, dar imk. Šaunuolis, gerai, imk, paim. Gerai, dar. Dabar Tu du. pasiimk. Take 2. Aaron, jau koks 5-6. O, šaunuolė. Į vandenį. Šitas tasas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, O. 2, 1. Time. How much? How much? Okay, 1. Ross. Užtvirtinti. 6. Nevalgyk tiek daug, gal. 8. Aaron, don't. 4. Do you know they were on the carpet? 6. 7. 8. 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O tie du? I won. Eik. Taigi nebus amžinai apiniuoti. Aš nusipotkinau, tai iš nuotraukų galim vertinti. Nu tai va, fotka Aaron dabar. Aš jau Dar kartą fotka. Dar kartą. Aš jau Palauk. Tu sustokit šalia viens kitą, bet nežinau kaip. Aš jau nufotkinau. I can go to her. Nu, Aaron, tai. O paskui džempinsit. Įsivaduok save. Įsivaduok. O! O! Get this out of me.
That's a winner style. Oh. Brangus mūsų anūkėliai, linkim, kad geri ir gražūs būtų žmonės, kuriuos gyvenime jūs susitiksit, kad būtų namai, kurie jūs visad lauktų, kad būtų rankos, kurios jūs visad apkabintų, kad būtų daug dienų, kurioms galėtumėte džiaugtis. Būkite laimingi, mūsų vaikai, anūkai. Iki greitų susitikimų.